Šiuo metu aš randuosi vakarų Vokietijoje, Kelnų užmiestyje ir už manęs stovi Villa Oppenheim. Die Leute nennen es Geisterhaus oder Gruselvilla. In der Villa Fühlingen soll es spuken. Man soll dort Geister sehen und unerklärliche Stimmen hören. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tiesiog kaip senas apleistas pastatas, bet jo sienos slepia tamsią praeitį. 1888 bankininko Eduardo von Oppenheim pastatyta prabangi vila gąsdino aplinkinius jau nuo pat pirmos dienos. Tarnai kalbėjo apie balsus ir žingsnius kambariuose, kuriuose nieko nebūdavo. Vietiniai net sakė, jog vila pastatyta ant prakeiktos žemės. Pasidomėjus atidžiau, gali būti, kad jie visiškai nemelavo, nes prieš 600 metų nuo vilos pastatymo 1288 toje pačioje vietoje, kur dabar stovi vila, vyko Voringeno mūšis, nusinešęs tūkstančius gyvybių. Gerai, bet dabar truputėlį grįžtam į naujesnius laikus. Antrojo pasaulinio karo metais pastatas buvo panaudotas vokiečių kariuomenės reikmėms. Pasakojama, kad čia buvo priverstinio darbo stovykla ir vieną priverstinai dirbusį lenką, vardu Edward Markol, apie 19 metų tuo metu, apkaltino seksualiu priekabiavimu prie savininko dukros, ko pasekoje dėl kaltinimų jis buvo pakartas. Ir dabar žiauriausia vieta, klausykit, pasirodo, vėliau išaiškėjo, kad jis buvo neteisingai apkaltintas ir buvo visiškai nekaltas. Bet kažką pakeist buvo jau per vėlu. Dar daug visokiausių istorijų su Villa Oppenheim, bet pati aktualiausia yra 2007 metais balandžio mėnesį. Vokiškas Express laikraštis skelbė, kad jaunuoliai namo pirmame aukšte rado mirusį vyrą. Policija tą atvejį vertino kaip savižudybę. Ir šiandien aš leisiuosi vienas į vidų sužinot, ar visa tai tiesiog yra šiurpios istorijos, ar kažkas daugiau. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Halloween special. Bet prieš einant į vidų, kadangi vaiduoklius ir dvasias nėra taip lengva pamatyti paprastą akim, man reikės keletos specialių daiktų. Prožektorius. Viskas savaime suprantama, bus tamsu. Polaroidinė kamera. Senovinės nuotraukos, kurios parodo daugiau nei pamato akis. Pasnepinsim porą nuotraukų, pažiūrėsim, kas bus. Elektromagnetinio lauko skaitytuvas arba kitaip EMF readeris. Sakoma, kad vaiduokliai gali paveikti elektromagnetinį lauką. Jeigu jis suveiks, vadinasi kažkas, ko nematau, yra su manim. Judesius fiksuojantys kamuliukai. Stovint ramiai, jie neveikia, bet užfiksavus bet kokį judesį arba prisilitimą, pradeda žibėti. Spirit boxas. Greitai skanuoja pro skirtingus radio dažnius. Jų pagalba vaiduokliai gali komunikuoti. Vienas iš seniausių komunikacijos prietaisų – Vyža lenta. Sukurtas iš pradžių kaip paprastas žaidimas vaikams, pasirodo turintis dar ir kitą paskirtį. Tam, kad sukurt vaiduokliam patogią atmosferą, mums reikės, žinoma, ir žvakių. Ką pravesiu vietoje ir eisime į vidų. Bet prieš pradedant, nuo 1-10 vertinkit mano eksporingo outfitą. Ieškome įėjimų. Turėtų būti čia kažkur, nes kai dieną buvom pažiūrėjom, kur galima įeiti. Apsiskautinau aplinką truputėlį. Čia įėjimas. Gamtos garsai. Bet tokio aplinkoje neatrodo kaip gamtos. Čia įėjimas. Reikės prasispausti. Labai paprastas įėjimas. Lyg jau kažkas būtų viduj. Ok, bandom įeiti. Wow. Ok. Ok, hebra, mes oficialiai esam viduj. Piešinių labai daug. Palaukit truputėlį, reikia. Jo, vienam čia truputėlį kas kita. Ok, įsiskautinam visų pirma. Ar nėra jokių krekėdų? Ir jeigu nėra jokių krekėdų, ar čia kažkas yra? Čia du kam... What the fuck? Gerai, čia tiesiog random lemputė įjungta. Čia
tiesiog random lemputė įjungta palikta. Gali būti, kad čia kažkas yra, nes šita lemputė turi būti neseniai pajungta, nes jinai vis dar žiba. Jinai vis dar veikia. Ir negali būti, kad ten baterija yra 2 savaičių laiko. Wow. Kaip čia viskas sena. Yra plūžę pirštiniai. Buteliukas pirštiniai, stiklų labai daug. Gerai, šitą lemputį yra what the fuck. Žiūrim toliau kitas kambarys. Okay. Wow, čia dar yra. Labai daug kur neina įeit, nes laiptai yra plūžę. Ir čia realiai turim tik tai tiek, bet pažiūrėsim, ar į apačią laiptais bus galima eiti. Vubu? Kodėl ten parašyta vubu? Ir kodėl parašyta gay? What the fuck? Ok, kaip ir viskas saugu. Apsiskautinom aplinką, čia mano tripodas, neišsigaskit. Čia ta šviesutė, kurios reikia išsigast. Ir kai matot antrą aukštą ir toliau neina užlipt. Čia basementas. Į antrą aukštą neina užlipt. Laiptai yra visiškai, wow, bet kaip čia pavojinga dabar įsivaizduokit nukristų laiptas. Wow. Wow. Norėčiau pabandyti į basementą nueit, bet atrodo, kad neina ir čia nueit. Pažiūrim, kaip čia reikalai. Ar čia įmanoma įeit kažkaip ar ne? Ne, čia uždaryta. Ar eina įeit? Hebra, eisim į basementą. Planas dabar toks. Mes bandysim eiti į basementą. Įsitrauksim tenai savo equipmentą. Pažiūrėsim iš viso, kaip ten situacija yra ir gal ten padarysim Ouija bordo sesiją. Pažiūrėsim, ar čia vis dėlto vaidenasi, ar vis dėlto kažkas gali čia būti. Ar ne? Tai Hebra dabar paspaudžiam subscribe mygtuką. Už tai, kad neriuosi į tokį dalyką čia. Wow, čia belia kaip nesaugu. Ok, čia fucking basementas. Reik prožektoriaus. Mes atėjome motherfucking basementą. Kaip ir viskas normaliai atrodo. Basementas kaip basementas. Bet man reikia tripodą pasimti. Einam čia visų pirma praklyrinam. Praklyrinam visą space'ą. Gerai, kažkokius garsus girdėjau. Ar čia kažkas yra? Koks skirtumas, kad koks skirtumas, kad sakau vis tiek čia lietuviškai nieks nesprastų. Is jemand here? Tylu. Gerai, jeigu dabar kažkas čia iššoktų, aš visiškai nespėčiau net pabėgti į viršų. Hebra, mes oficialiai basemente. Išėjimas į lauką. Gerai, kaip ir viskas čilo.
Boileris kažkoks, 3 boileriai. Ok, žiūrėkit, A saitas. A bomb saitas nupieštas. Ok, tai manau aš pasimu dabar. O, truputėlį pasiklydau. What the fuck? Čia. Pasiklydau. What the fuck? Atsisukot, gal ir nebe taip viskas atrodo, kaip atrodė. Turime jame feederį. What the fuck? Aš basemente. Čia nei ryšio nieko neturėtų būti. Nesaraminu. Literaliai girdžiu žmonės. Ten žmonės vaikšto. Aš nežinau, hebra, man čia vadinasi ar ne, bet man atrodo, aš matau žmonės vaikšto per tą langelį. Kažkaip šešėlį juda. Negaliu dabar nieko pasakyti. Reikės pažiūrėti footage. Žiūrėkit, dabar aš toje pačioje vietoje esu lygiai. Ir dabar nieko pirmą kaip spaikinu. Gerai, truputėlį weird. Nemeluosiu, truputėlį weird. Kai hebra, čia yra spirit boxas. Ar čia kažkas yra? Buvo kažkoks balsas. Ar čia kažkas yra? Jeigu čia kažkas yra, nebijokit, aš nieko blogo netėjau padaryti, atėjau tik tai pabandyti pabendrauti. Ar čia kažkas yra? Ar aš čia vienas? Čia ne kažkokių kitų Lietuvos youtuberių Haunted Halloweeno video, kur pas save kaime kažkurį sklepą nueina, sufeikina kažką, prideda kažkokių fake garsų ir įkelia į YouTube'ą. Čia tikras gyvenimas. Išjungsiu dabar visus flashlightus, viską. Liksim tik tai su žvakėm. Ta žvakė literaliai net neužsidega. Ta žvakė net neužsidega. Visos namai dega, ta neužsidega. Jūs matėte kažkas tokios dūmus žvakės? Kaip jinai nenori degti, what the fuck. Užgeso vėl. Čia dabar visus flashlightus atsisėdu ir pabandom su vyžobordu kažką padaryti. Pabandysiu dar tą žvakę vieną uždegti. Nežinau. Tiesiog jau didumą, ne žvakės. Aš dar taip nematęs. Gerai. Aš čia atėjau su taika ir noriu pabandyti pasikalbėti. Draugiškai pabendrauti. Galite naudoti šią lentą ir pabandyti su manim pasikalbėti. Gerai, pabandom paklausti kažkokio labai paprasto klausimo, kur visi gerai žinom atsakymą ir pažiūrėti, ar kažkas bus, ar nieko nebus. Gerai. Kas yra numeris 1 YouTuberis Lietuvoje? Nieko. Pabandom dar kartą. Kas yra numeris 1 YouTuberis Lietuvoje?
No fucking way. No fucking way. WB. Kieno aš namuose? Gerai, pabandom gal vokiškai, gal gausai nesupranta lietuviškai. Bin ich hier alleine? Žvakė dešinį pasisproktelėjau. Ok. Pabandom dar vieną klausimą. Jeigu neišeis, tai neišeis. Kiek žvakių dabar yra ant žemės? Gerai, manau, hebra, užbaigiam šitą sessioną. Nelabai kažkas ir vyksta. Noriu užbaigti dabar šitą sesiją ir sakau jums viso gero. Goodbye. Goodbye. Viskas. Pasijungiam dar truputėlį Spirit Boxą čia. Pasidėsiu IMF readerį, sujungiam viską, ką turim. Ir pažiūrėsim, ar kažkas vyks. Kaip matot, dabar 0. Nieko. Paėdam čia. Įsijungiam Spirit Boxą. Ar čia kažkas yra? Gerai, dabar sekundėlę palaukiam. Čia gal mano smegenys su manim dabar fokina, bet ar aš girdėjau taip? Čia gali prisigalvoti dabar visokių nesąmonių ir įsibūginti save, bet man atrodo, aš girdėjau taip. Ar visa tai, ką mes šį vakar matėm ir girdėjom, yra nepaginčiamas vaiduoklių įrodymas? Ar visa tai tik sutapimas? Nuspręskit jūs komentaruose.